Labą dieną, draugai. Šią kartą atsitiko problemėlė su Vauxhall Movano vanu. Kokią savaitę, ne savaitę, o daugiau, dega visos variklio lemputės, kokios tik tai gali degti. Tai yra klaidų lemputės. Tuo parodysim. Matot, warning engine failure risk. Galimas variklio sugadinimas, dega geltona lemputė, dega raktas, dega stop, užvedus niekas nedingsta. Bandėm klaidą trinti labai daug kartų, klaida išsitrina, bet tik pradedant važiuoti vėl atsiranda. Matot, variklį užvedus rodo engine failure risk. Viską žiūrėjom, ką tik tai įmanoma. Mašina važiuoja, pravažiuoja apie 1000 km. Mieste čia ir taip nėra kur greit važiuoti, na tiek važiuoja, kiek čia galima. Bet už miesto, ypatingai prieš Kalniuką, traukos nėra absoliučiai. Visiškai, net iki 30 mylių, tai 45 km per valandą greitis būna, nukrenta fūros, net lenkia į kalną. Taip, tokiu režimu pravažiavau apie 1000 km. Ir dabar nutariau pasižiūrėti po mašiną, palindęs, kame yra problema. Galvoju, gal tenka nors rasiu, pamatysiu, gal, nes klaidas meta, kad neveikia kietų dalelių filtro sensorius pirmas ir sensorius antras. Taip pat meta dar ten kitokias kažkokias klaidas, injection, check injection, bet čia viskas susijęs su AdBlue ir DPF-o, kietų dalelių filtro. Tai tiesiog palindau po mašiną pažiūrėti, gal ten kas nors atsijungia yra, nes seniau taip nebūdavo. Ir kągi pamačiau, kad laidai yra nugraužti lapių arba voverių, arba žiurkių, arba nežinau kino. Tiesiog kabo gniužulos laidų. Tai dabar tuoj pasikelsiu mašiną ir bandysiu jums parodyti. Na ką, pasikėlė mašiną nuo žemės. Visada tokie kelia, tik tai įsitikinkit, kad turit pasidėję atramą. Šiandien juokas yra. Tai dabar atradom dar geriau. Pasirodo, viskas yra nugraužta. Va, kiek kabo laidų. Vienas laidas. Va, jo galas. Šis sensorius. Šitas visas sukandžiotas, morkinis. Siaubelis kažkoks. Čia sukandžiotas, ševas sukandžiotas, žalias apkandžiotas, visas van iki pat šito. Morkinis apkandžiotas. Na, šitą iš vis nugraužė. Pagrindinis tai va čia, va kaip gražu čia. Va. Kitas galas va. Tai ką, turėsim biškį darbelio dabar čia viską sujunginėt. Nusimato čia biškį porai valandų. Negaliu patikėti, kad taip viskas atvirai. Laidai palikti ir iš vis net neapsaugoti niekom. Kas nori, tas eina graužia. Pelės, lapės, čia nesupras kas. Va. Žalias visas sukandžiotas. Neblogai.
Parodysiu, kaip baigsim rezultatą. Pabandysiu jums parodyti darbo eigą. Labai jau čia nuobodus tas darbas. Tai va atrodo krūvota laidų. Ir bandysim dabar susijunginėti, matysim, kas čia bus. Čia dabar reikės sujunginėti, čia trūksta tų laidų. Bet tai kaip taip nukandžiot? Kuo galima papuršt, kad lapės nekliudytų? Nieks nežinot. Na, kaip sukandžiotas visas laidas. Šitas sukandžiotas. Ką dabar po vieną laidelį reiks imti ir junginėti. Kiek čia 1, 2, 3, 4, 5 laidai. Vieną reikia atsiskirti. Šie prisilietavę, nes išsitraukia. Jo, darbelis šiandien tai nepasakyčiau, kad labai malonus.
su rankom neina nuskus šitos izoliacijos, o šitos lapės prakanda. Bet tai kaip čia reikėjo kandžiot? Vieną galą nusižievinam. Ką, pabaigiam kitą galą žievintis. Visai neblogai. Dabar ilgas darbas junginėjimo, po vieną ir izoliavim. Dulkės kokios čia. Tai va tai va visus padarysim ir parodysim. Dabar žiūriu. Žiūriu, kad ir čia nukastas. Va. Šakės. Vienas ar du laidai nukasti pačiam šitam mazge. Wow. Nu šakės. Tai va, iš kur ta krūva lempučių. Nežinau, ar čia pavyks sujungti. Tai va, knysam. Atknysam dar du nukastus laidus. Prie pačio kažkokio čia jungties kažkokios. Kur eina? Mano ten. Jau čia. Nu neblogai čia pasidarbavo, sakyčiau. Na ką, čia sujungiam. Dajungdami gabalą laidą. Čia viską sujungiam ir užizoliavom. Čia irgi sujungiam ir užizoliavom. Liko tik šitas oranžinis, nu reikia jį dabar patikrinti, ar jisai čia, jį reikia čia daryti ar ne. Pakandžiotas tai jisai neblogai. Tai žiūrėti ar bus kur nors gal nutrauktas netgi. Na ką, viską sujungiam. Dabar reikės atsinešti kompiuterį ir ištrint klaidas. Ir matysim, kas bus. Reikia važiuoti kaitint mašiną ir pažiūrėti, ar regeneruosis DPF-as. Jeigu ne, vadinasi, kažkas rimčiau pasidarė. Tai atsinešim kompiuterį ir pabandysim. Na ką, skanavimui mes naudojam Delfi skanerį. Belaidį. Tokią va Delfi programą. Kaip matot, klaidos dar vis yra.
bandysim jas dabar pašalinti. Su Delfi skaneriu. Nuskaitysim, kas čia yra. Va tokios klaidos buvo užtaisytos. Dabar ištrinsim. Rodo, kad ištrinta. Toliau neveikia. Net nebeišsitrina. Citrinė. Pasirodo, reikia trinti neužvedus. Skaitom klaidas. Klaidų nėra. Nu, pradžia gera. Dabar reikia pravažiuoti, kad regeneruotųsi filtras. Iš tikrųjų, dar anksti čia džiaugtis. Bandom užvest. Nu. Pažanga. AdBlue level correct. Nu, nebėra klaidų, klausykit. Dabar tai lieka pravažiuoti. Ir šita lemputė užgeso. AdBlue šitas ir DPF-as užgeso. Dar kartą pasižiūrim su kompo. Klaidų nebemeta. Dar kartą pabandom nutrint. Viskas, klaidų iš vis jokių nebėra. Tai atsakau, čia naudojam tokį Delfi skanerį, jis iš tikrųjų tik tai tą ir parodo, čia daugiau man nieko neišeina su juo padaryti. Tik tai vat klaidas nutrint. Nu, bet čia visada jis taip dažnai degdavo, bet jis regeneruodavos. Čia pravažiuoti dabar tiesiog reikia. Turėtų regeneruotis. Nu, klaidų nemeta, tas yra jau gerai. Jeigu bus taip, kaip dabar yra, tai viskas bus taip, kaip ir buvo. Pažiūrim dar kartą klaidas.
diesel particulate filter ash, filter restriction ash accumulation. Pilnai užkištas yra DPF-as, bet pravažiavus turėtų tai dingt. Sklaidų šiuo metu nemeta, čia meta prieš tai buvusias klaidas. Na ką, galim išjungti. Exit, yes. Tai ką, paskui pravažiuosim ir parodysiu aš jums toliau visą eigą ir pažiūrėsim, ar susitvarkėme. Na ką, sveiki, pravažiavom 25 km. Lempučių daugiau neužsiegia. Kaip ir prieš tai buvo, check injection dega. Ir check anti-pollution system. Bet tai jau buvo prieš tai, kai užsiegė tos visos kitos klaidos ir kai buvo nugraužti laidai, tai prieš visus nugraužimus buvo šitos klaidos. Arba dar yra variantas, kad žiūrėt dar kažkur, kur galbūt nepamačiau, taip pat yra pažeisti laidai arba dar kas nors. Nu, bandysim dar kartą gal kada pasikelt mašiną ir gerai, dar geriau kartą apžiūrėt, bet ten, kur buvo jau tikrai nugraužta, tai viskas pakeista, sujungta, klaidos dingo ir nebeatsiranda. Važiuoja, taip, važiuoja, traukos kol kas nėra, nes kompiuteris rodė, kad DPF filtras, kietų dalelių filtras yra pilnai užkištas, bet labai tikiuosi, kad jis regeneruosis. Dabar autostradoje 25 km kol kas nieks nepasikeitė. Nu, tikiuosi, važiuojant atgal gal kas nors pasikeis. Tai ką, tai būtų tiek. Parašysiu komentaruose, jeigu kas nors išsispręs daugiau. Šiam momentui išsisprendė vis tiek problema tai, kad jau nemeta, kad galimas variklio sugadinimas. Ir kad sujungti laidai dabar, tai tiek jau aišku, kad kažkiek darbo yra padaryta. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Subscribinkit, prenumeruokit, rašykit komentarus ir iki kitų susitikimų. Iki.